Okay, no problem. There's free food, people maybe. Yeah, you want to try? It's I like pepino strong for me. strong? Okay, no problem. Thank you. Lithuanian soup? Eh? Traditional Lithuanian soup. No. Labas rytas, štai ir aš esu Ispanijoje, Santa Susanos miesto turguje ir šiandien bandysiu pardavinėti šaltibarščius vietiniams gyventojams. Toksai vat maždaug mano pasiruošimas būtų. Esu pasirašęs užrašą, kad tradicinė lietuviška sriuba, duodu paragauti nemokamai, jeigu patiks, mokėkit kiek norit, jeigu nepatiks, spirkit man į užpakalį. Parašiau ingredientus dėl viso pikto, tai burokėliai, kefyras, agurkas, svogūnų laiškai, nebuvo krapų. Nu ir aišku, pats šedevras, tai šaltekai, atrodo tikrai labai gardžiai. Nu jeigu blogiausiu atveju nepavyks parduoti, tai suvalgysiu pats. Turiu dar samtį ir vienkartinių puodukų. Jeigu žmonės norės, kad įpilčiau, kad duotų paragauti. Įsirengiau šalia rūbų parduotuvės. Nu čia tokia vieta, tai labai graudžiai atrodo tikrai. Ta irgi nufirino nuo kažko. Tai kol kas bandysiu čia būti. Bandysiu žmonės kviesti tiesiog. Žodžiu, ilgai netruko mano džiaugsmas, prisistatė policija. Permiso, pasirodo reikia leidimo, kad turgui pardavinėti šaltekus. Tai nieko, nenuleidžiam rankų, eisiu dabar į miesto pagrindinę aikštę, prie bažnyčios ir ten toliau būsiu klaunu. Nu va, naują vietą įsirengiau, šalia bažnyčios. Galvoju, iškart gal pradėti siūlyti. Hola, soup tradicional lituano? Lituania? No? Huh? Oh, nice dog. Hola, tradicional soup lituano? Estamos nosotros por venir. I do video. Es que ahora ¿No? Muchas gracias, me gustaría. Bueno, te lo llevo. Mi lituano, Es de cold soup. es como una sopa o algo. Cebolas verdes, kefir, ingredientes. Bueno, lo probaré. Okay, Y si perfecto. paso te diré. Okay, qué perfecto, más. perfecto. No, yo ahora no. Gracias. Žodžiu. Mano, iš tikrųjų, rožinį duodi patiekalą žmonėm, bet aišku, kad nesutiks. Tai ten gali tos ingredientus vardinti kiek tik norės. Bet šiaip gražiai vietoj įsikūriau visai. Galvoju, gal gerą darbą padarysiu. Šalia bažnyčios. Einu gal tiesiog siūliusiu žmonėm. Oi, gardi sriubytė. Hola, tradicional soup lituana? No? Do you speak English maybe? No English? Okay. No English. Aišku, dabar 9 valandą ryto. Bet manau, nebloga pradžia. Tradicional. No. Gracias. No? Tai gracias. Matėt, kaip sureagavo, kai parodžiau spalvą? Uf. Nu argi, nu paragauk, nu tu ko tu. Laužai čia. Bet aš galvoju, jeigu kažkas tai man pasiūlytų rožinę sriubą. Nežinau. Soup lituana? No? Color, gratis. Gracias. O paimkit jūs, bent norit gal. Nelabai noriai ispanai leidžiasi į gastronominės keliones po pasaulį. It's gratis. Look at, you know. Gal pačiam reikia išgert. Kaip skaniai, nu. Jūs bent paragaukit, nu. Iš karto, no, gracias. Nepatinka man tie ispanai labai. Okay. Labai nenori. Tiek žmonių parėjo, man atrodo, kad aš jums čia kažkokį nuodą duočiau. Net varpai pradėjo daužyti. 10 ryto.
parnešė tą moteriškę sriubą. Kažką ispaniškai sakė, bet nesupratau. Esteora, kažką esteora. Nelabai supratau, ką turėjo menį. Nežinau, galvau, paragavo, sakys, oi kaip skaniai, davai, verslą darom čia Ispanijai, šaltekų verslą. Pasirodo, tiesiog parnešė va. Soup. Yes, it's a traditional Lithuanian soup. I made this. But It's called soup. now I finished to take my breakfast. Okay, no worries. Have a good day. Thank you so much. Do you want traditional Lithuanian soup to try for free? Oh, thank you. No? Have a good day. Thank you. Biškai pakeičiu lokaciją. Galvoju pagrindinę toje gatvelę. Ant suoliuko pasimesiu va. Žmonės praeis. Pamatys, kuomet. Ir paprašys gal. Policija atvažiuoja. A traditional Lithuanian soup, do you want to try? No? It's, you see, it's the color pink. Lithuania. You want to try? It's... Just give people to try. I came from Lithuania. I want to show a bit my culture. Okay, you just have to be careful. Okay, no problem. There's free food, people maybe don't trust you. Yes, Okay? I will not force. I will just ask if you want. I also have ingredients written. Yeah, maybe you can move to the sun. Sun? Yeah. Maybe. Good morning, sir. Do you want to try Lithuanian traditional soup? No? Nieks nenori paragaut mano sriubytės skanios. Na, 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 na. Bet užtat kaip smagu. Šiaip gal policininkas teisingai sakė, gal biškį ant saulės reikėtų man nueiti. It's made with kefir, beetroots, cucumber and spring onions. It's cold soup. I give it people to try. I want to make, like, show my culture a bit. You want to try some? No, it's okay. A bit weird, right? But it's from Lithuania. It's also, you can eat with egg. Yeah. Fantastic. Yeah. Thank you. Have a good day, sir. Have vlogging. Yeah. And I came from Lithuania. I give people to try for free the soup, you know, Lithuanian soup. You want to try? Okay. You want? Yes. You can try. What is this? It's no problem. I think Oi. I will not like it. No, you don't like it? No. It's cold soup. Have a good day, man. Thank you. Thank you. Pažiūrėkite, ne, bandau nueiti prie jūros, tai tiesiog tempiu per autostradą šaltekus. Oi. Hola, señor. Sopa tradicional lituana? No. Gracias, de nada. Biškį lokaciją pakeičiau, atėjau prie jūros. Čia autobusų parkas. Žmonių ne per daugiausia, bet galvoju, gal čia kas prasibėga su dviračiais, su kojom. Tai vis tiek sportininkai galvoju, šaltibarčiai toks sveikuolių maistas, tai visai gal į temą būtų. Plius ant saulės galvoju, biškį pastovėsiu vitamino D pasimt. Visiškai tapau tuo žmogum, kur Palangoj bėgioja po pliažą ir reikia karšti čia burėkai ir šaltas alus. Tai aš esu tiesiog šalti barščiai ir neturiu alaus, bet vis tiek paragaukit, nežiauriai skanu. Nu davai, paragaukit kažkas. Pasirašęs, ta prasme, ei patiks, mokėkit kiek norit. Tai čia apie tą mokėjimą galima užmiršti jau. Tiesiog bent kad vienas žmogus, bent kad vienas žmogus, jeigu paragaus, jau sakyčiau, mano dienos tikslas bus pasiektas. Hola, hello. Do you want to try traditional Lithuanian soup? Traditional Lithuanian soup. No. No? No, thank you. You want to try traditional Lithuanian soup? No? Okay. It's healthy, really healthy. Lithuania? No? Ne, nu, jau kokias 3 valandas praėjo. Nuo 9 ryto, dabar 12.
nei vienas žmogus neparagavo, nei vienas žmogus, nu, arčiausiai, kas buvo paragavimo, tai ta moteris, kuri bent į ranką paėmė tą puoduką ir jinai buvo pati pirma. Nuo to laiko niekas pažiūri ir pasišlykštėja tiesiog nueina, tai nežinau, čia kame bėda. Kokie dar variantai? Eiti į restoranus, bandyti prakišti šefam tą maistą. Nu toks. Apdulkins mano tas šaltibarščius. Bet užtat medis koks gražus. Do you want to try traditional Lithuanian soup? If you see, I am trying there behind that tree. Esto quiere soup. Soup. No. You want to try is traditional Lithuanian soup. 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 Esto para Eso, Kiko, toma. You want to try traditional Lithuanian soup? No sé. No? Cógelo, Behind that tree. dale, tú haz como que lo quieres. Muchas gracias, amigo. Beetroot, kefir, cebolas, pepino, kefir, Kefir, pepino. spring. Significa pronto. I'm behind the tree. I like pepino. Strong for me. Strong? Okay, no problem. Thank you, I come from Lithuania. Yeah. I try to show people. Okay. Yeah, okay. Muchas Okay, gracias, amigo. thank Okay, you. no problem. Pepino is... Pepino, yeah, gracias. 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 Ten pasirodo šefas buvo restorano, tai, nu, realiai galima sakyti, vienu žingsniu buvau restoranų versle. Aš jaučiu galvoju po truputį jau pačiam pradėti valgyti, nes dar pusryčių nevalgęs, pietų irgi. Tas yra fantastinio skonio. Irgi sakau, labai skanu tikrai. Dar kokios duonytės arba bulvių būtų gerai šalia ir va čia galėčiau pakritęs valgyti tam parke. Tik mums čia suprast. Žmonių neskaičiavau, bet apie 100 žmonių, manau, pakalbinau šiandien. Įvairiausių, nuo šeimų, vyresnio amžiaus žmonių, ispanų, marokiečių, sportininkų, kaip matot, nežinau, įvairiausio plauko, restoranų savininkų, policininkų, bet nei vienas žmogus nenorėjo paragauti. Ir nelabai ir yra susidomėję iš tikrųjų, kad nei vienas žmogus net liest nenorės to stiklinės, to puoduko. Tai tikrai nesitikėjau. Traditional soup, Lietuvanė. Viskas. Baigi cirkus. Rezultatai kokie. Užkalbinau apie 100, šiek tiek virš 100, gal 150 žmonių. Kiek sutiko paragauti 0, kiek paėmė į rankas puoduką 2. Bet vis tiek labai smagu buvo, nors ir nei uždirbau, nei parodžiau, koks tų šaltibarščių skonis, bet vis tiek diena buvo puikiai. O aš dabar artimiausiom 3 dienom turėsiu pietuką valgyti. Iki!